Sveiki visi. Šiandien ruošiamės pakeliauti truputį. Važiuosime aplankyti keletą kempingų. Tai va, tai su kemperiu jau pagaliau krovėmės daiktus visus. Tai labai ilgai užtruko viskas. Taip. Išjungsim, taip čia viskas. Taip, dėjomės, kol vaiką suruošėm, kol ką, kol patys susidėjom viską. Tai aš jau ir pavargau. Jau ir važiuot kažkaip niekur nesinori. Nu, bet reikia, kemperis laukia jau. Kiek jisai čia gali laukti. Tai va, pradžiai varysim į Trakus. Išbandysim Trakų kempingą, pažiūrėsim, kaip su vaiku sekasi kemperyje. Vėliau matysim, kur čia mus nuneš. Tai va. Nu ką, Elzytė, važiuosim? Važiuosim į kelionę? Taip? Kur važiuosim? Į Trakus? Taip? Tai plaukučiai. Mama. Atvažiavom į kempingą. Kaip vadinasi jisai? Slėnis Trakuose? Slėnis Trakuose, man atrodo. Ne? Einam prie ežeriuko, pažiūrėsim, kaip ten viskas. Su džemperiu? Nėra šildo? Man tai karšta kažkaip. Šiek tiek pageda dujų, kemperio šaldytuvas. Padegė plasmasė. Tai reikės tvarkyti. Pajungiam nuo elektros. Taip, vaikas? Parodysiu vėliau, kaip būna kartais. Atėjom pažiūrėti paplūdimėlio. Einam. Yra restoranas. Savo restoraną atsivežėm. Darysim. Fontanėlis. Jau Elzė susidomėjo fontanu. Eisim čia degintis. Bet geras krantas. Nu geras vanduo. Žiūrėsiu, kokiu vaizdu. Taip, įpilė. Taip. Kaip paveiksliukas, tie debesys tokie nerealūs. Kaip nuotrauka. Neatsinešiau telefoną daryti nuotraukų. Ar nueisi? Oi, kaip gera. Tai va, Raselė paprašė kebabiuko. Mes jį ir kepam. Bus skanus ant laužo kebabėlis su vištiena. Ir Elza valgo. Jok. Drąsiai kebabą iškepiau. Visi vakarieniaujam. Po sunkios dienos susiruošiam kol. Tai va, parodysiu dar, kaip šaldytuvas vos nesudegino kemperio. Va. Nežinia, iš ko čia. Didelė liepsna gal buvo. Žiūrėsim, reikės nuvežti, kad pasižiūrėtų.
Jau einat miegot? Eini miegot mažiukai. Sausaisi. Tai. Jau gulsimės. Va, dar laukia galiu parodyti. Šviesu. O mes jau einam miegot. Taip. Labas rytas. Kaip miegojat? Ką? Žaidėt čia? Gerai. Kaip tu miegojai? Normaliai. Gerai. Dažniau kėlėsi neįprastai. Aš čia miegojau. Atsikėlėm. Einu nusiprausiu. Rasa jau nusiprausė su vaiku. Einu aš į dušą. Parodysiu kokie dušai. Šiaip visai ramu buvo miegoti. Tik tai paukščiai. Čia trukdė šiek tiek, bet paukščius girdėt geriau nei mašinas. Tai va. Vien tik vokiečiai pasižiūri. Visi vokiečiai turistauja, atostogauja, praleidžia savo pensijas. Na va, dušai tai labai platus, faini, daug telpam. Gali net dviese maudytis. Tai va. Eisim pliuškų daryti. Nu, bet tikrai erdvus. Vietos persirengti daug. Tai va. Nu, žiūrėsim kaip vanduo. Ar karštas ar ne. Na va, išsiprausėm. Visai gerai atgaivino. Karštas vanduo yra. Viskas puiku. Ką jūs? A ne? Nešioji ją? Ko ne su vežimėliu? Tai mes ėjom į paplūdimį, ten nuvažiuosi. Visiems. Pusryčiai. Kiek dabar valandų? 10:11. Nu jau vėlyvė pusryčiai. Bet pieniuką valgiai dar. Taip? Taip. Patinka kemperį? Patinka važinėti? Tai yra gyvent dabar jau. Norėsi čia gyventi visą laiką? Vieną. Šaldytuvuką tik sutvarkysim dujų ir bus gerai. Dabar kol kas nuo elektros veikia, tai... Atiminėjama iš savęs maistą? Sakyk, am? Nu, Prašiau? parodyk, kai valgai. Prašiau? Parodyk visiems, kai valgai. Prašiau? O, šaunuolė. Taip. Neužspringa šaunuolė. Gerai, viskas. Pafilmavo. Jungiam. Dais tėveliai daryti savo pusryčius. Taip, komanda užkurta. Tai ką mes šiandien kepsim? Šiandien bus sparneliai. Pietum. Šiaip pusryčiai čia dar mūsų. Tai va, vėliau parodysiu, kokią turiu saulės panelę. Galima būtų įkrauti EcoFlow. Tai va, dabar pradedam kepimo procesą. Na va, sparneliai sudėti. Kepsim. Jau kažkaip išalkom. Tai, aišku, čia nėra labai daug, bet pusryčiam užteks su salotom. Uždarom sparnelius. Tegul kepa. Nu va, pusryčiai paruošti. Gamtoj lašinukai, vištytė, salotas, arbata. Ir žmona laiminga.
tik vaikas nelaimingas. Elzytė, žiūrėk, kas čia. Jinai kamerai tik laiminga. Taip. Žinokit, kad jinai apsimetinėja. Nu. Elzė? Dar užeinam, pafilmuojam, kaip virtuvėlė atrodo kempingo. Indus plauna. Vergiai zaura. Va, yra kaitlentė. Tokia nedidelė mažytė. Čia vienas žmogus telpa. Taip, Elzė? Nu ir tu dar. Rasa plauna indus. Aš jau ne žmogus. Tai aš atgal neskaičiuoju, žinais, kad čia šaldytuvas yra. Mikrobangų krosnelė, tosteris, indų sudėt, stalčiai, gal peilių yra. Jo, pilna, žiūrėk. Mes turim peilių. Turim. Šiaip jeigu kažkas pamirštų. Gerai, varom toliau, parodysim žmonėm, kurie žiūrės, kokie yra dušai. Važiuojam į dušinės. Ar tilpsim? Ar tilpsim čia į dušą? Va. Yra plaukus džiovintis. Yra tokie vadušiukai dideli. Čia šiandien maudėsi tėvelis, taip? Taip. Ir ten dar daug yra dušiukų. Čia. Galima maudytis. Taip. Važiuojam iš čia, Čia yra tualetai. Nu, tualetų neįsifilmuoti, paprasti, švarūs, dezinfekuoti. Tai va. Mūsų kemperis ten toliau stovi, čia kempingas didelis, bet kemperių nedaug. Sakė, kad prastas kažkaip sezonas prastai prasidėjo. Mes šį kartą kempinė, nes su vaikučiu, tai mums reikia daugiau patogumų. Kol vaikas dar nevaikšto, tai važiuojam į tokias vietas, kur galima sustoti, yra vanduo. Nereikia galvoti apie tualetą. Galima vaiką išmaudyti. Tai va. Kol kas tiek.